Šiaip su saulės kolektoriais daug problemų ir daug kreipiasi, ten skardą sutripia, sulanksto, ten pradeda bėgti. Dar yra daug žmonių, kur nesigilina, kaip padaryti gerai, kad nesugadinti kitų darbų, dangų ir paskiau turi ir šeimininkai daug problemų, ir saulės elektrinių montuotojai daug problemų, nes skundžiasi ir žodžiu, ir į teismus eina ir visur. Nu tai čia dėl to, kad buvo labai didelis poreikis vienu metu ir tiesiog, tie, kurie daro kokybiškai ir darė iš anksčiau, tai jie greit užsipildo, o žmonės nėra linkę ilgai palaukti, ne, jie ima kažką greičiau, taip ir gaunasi toks rezultatas. Saulės elektrinės montuojasi ant kliko, ant to pačio laikiklio pagrindu, kur yra laikiklis, sniego gaudytuvai. Tai susimontuoja tie laikikliai ir paskiau ant tų laikiklių sistema, kuri laiko saulės elektrinę. Žinoma, jeigu naudoja tokią sistemą, kokią reikia, o ne savo sugalvoja kažkokią nesąmonę, aš ten prisuksiu ar kažkaip prispausiu.